Labas rytas, sveikinu sulaukus lydekų sezono. Aš truputį pavėlavęs, čia teko pakeliauti truputį, bet be žvejybos. Ir dabar tik tai atsidarinėsiu lydekų sezoną ežere. Vakar praėjau upėj ten valandėlę kitą, tai pagavau 3, bet tokias nedidelės. Tai šiandien tikiuosi atsidaryti pilnai ir kokią jau rimtesnę įkaltą. Kastingą turiu, paprastą spinningą ir mažesnių masalų, ir voblerių, ir guminuotų. Rapolos guminukų, tokių kraštcity iš žvejybos reikmenys.lt iš savo rėmėjų turiu paėmęs. Vis pabandau karts nuo karto. Galite užsukti ir jūs lydekų sezonui, kaip tik apsipirkti kažką. Būna ir nuolaidų dažnai ten. Visas nuorodas apie masalus palieku po aprašymu video ir va tokių va Savage Gear, kanibalų, žodžiu, tokio kalibro gumų. Ir ne tik, ir vobleriukų, ir viso to, žodžiu, visko tiek neišbandai, bet nežinau, tokį. Atrodo, kuo daugiau paimsi, tuo geriau pagausi, bet dažniausiai taip nebūna. Susirišau meškerį. Kitas iš šono dedu, galingesnės tokias. Ir kastinginę turiu, kaip sakiau, voblerių, džerkų keletą turiu. Bet pradėt mėgstu nuo gumų. Vat nuo Rapolos kraštcity. Jau ne vieną lydeką yra pagavęs šitas. Ryškesnė spalva. Valčių daug. Daug kur praplaukėta jau, pragaudyta. Aišku, būna tos lydekas. Gali praplaukti, pragaudyti. Nieką nepagauti, nes neaktyvės kokios būna, užeina valanda kokia ir suaktyvėja, toj pačioje vietoje plauksi ir pagausi. Taip kad čia nieko nereiškia, kad mėtė jau kažkas toj vietoj. Uždėjau džerką tokį. Pabandyti. Keletą metimų. Skęstantis jisai yra. Labai graži diena. Papuolė. Vėja mažai. Tik tai keletą metrų per sekundę. Tai galima be inkaro net žvejot. Minimaliai valtis juda. Yra. Nedidelė.
Ne. Ne, gerai. Nu va. Lydekaitė. Ant džerko škybo. Matau, kad tikrai nėra didelė. Gal ant ribos tokia. Nu, pirma šiandien. Liuks. Ant džerko užkybo. Čia valandą praėjo jau gera. Guminukus, voblerius, bandžiau viską iš eilės. Va dabar, kai tempiau, kažkaip ir toks jausmas, atrodo, kad kažkas stuktelį į masalą. O prie pat valties paukštį paėmė. Gali būt, kad lydeka, gal daužė su nosim kažkaip ir paėmė tik prie pat valties. Nu, džiugu, pirma lydekaitė po geros valandos žvejybos. Sakau, matyt, vyjasi jinai, nu, sekė iš paskos ir nepuolė kažkaip tai. Nu, įdomus kibimas prie pat valties. Gerai, pirma yra, viskas gerai, kaip sakant, sezonas atidarytas ir dabar jau stambesnės norisi. Atplaukiu į tokią vietą, kur vėjo nėra, ramiau čia. Ir seklu, čia 2 metrai kokie, taip, gilis, tokia pavasarinė vieta visai. Kur sekliau čia ir mailis būna laikosi daugiau. O, iš karto pirmo metimo naujoj vietoj. Jo, aišku, tik dydis tai. Dydis toks. Dydis toks kaip ir dydis. Dėlės. Maža lydekaitė. Bet smūgis įdomu traukti vis tiek. Antra žuvis šios dienos. Tai va, čia yra lydekų. Gal čia jos ir smulkesnės, gal ir ne, yra visokių dydžių. Bet faktas, kad čia jų yra ir pagaut galima. Ir visai čia smagu žvejoti. Tik tai, kad yra žolių nemažai. Reikia jas karts nuo kartą nukabinti nuo kabliuko, nes apsivelia. Pirmų metimų gerai čia. Žolės. Gaunas jau 3 valandos praėjo nuo žvejybos pradžios. Jau valčių daug nebėra. O, čia žolės. Nusiėmė daug kas. Aš kai ne nuo pačio ryto atvažiuoju, nuo 11 kokios gal tik pradėjau žvejoti. Tai man dar noro žvejoti dar yra.
Dar viena. Čerkų susigundė. Nedidelė. Tokia. Keitinėjau masalus. Ant guminukų daug pragaudžiau, nieko, tuščia visai. Sakau, pasiimsiu vėl džerką. Baukštą antrų metimų. Nu va, tokia. Nelegali dar viena. Ne vienos kažkokios didelės. Kodėl taip vien mažas, nežinau. Kol kas džerkais šiandien 2 žuvis pagavau. O ant guminuko 1. Ant gumos daugiau vis tiek gaudau, kažkaip daugiausia gaudžiu šiandien, bet ir keitinėjau ir viską, atrodo. Nemažai tų pastangų, bet kažkaip žuvies nedaug. Aš irgi čerkau, tai čia tik mokausi. Pasižiūriu čia vietai, kokiu stiprumu reikia tempt, pasižiūri pagal kiekvieną džerką, kad žinotum, kaip skęsta, pasižiūri, kokiu greičiu. Nu ir orientuojas tada meti. Meti, žinai, kiek, pavyzdžiui, priskandint, kiek laiko skęsta ten, kad šiek tiek gal arčiau dugną, kad nuskęstų. Tada žinai, kaip kokiu stiprumu patraukinėt, kad į šalis vaikščiotų. Taip ir mokausi. Nieks negimė mokėdamas. Po biškį. Ir prašau, 2 žuvis jau šiandien ant džerkų. Dar buvo vienas kibimas. Matyt, gerai nepaėmė. Bent jau taip atrodo. Ne į žolę, sakyčiau. Spurdėjo kažkas tai. Gegutė kukuoja. Turit centų kišenėse. Jeigu turit, reiškia, būsit turtingi visus metus. Smūgis buvo. Dabar jau tikrai.
Bet ko nepakirt. Toks aštrus labai. Kodėl nepasikirto? Nepataikė, matyt. Va. Buvo lydeka. Iš po valties čiupo ir vėl nepačiupo. Čia jos sekioja masalą kažkaip. Jau ne pirmą kartą taip. Kažkaip čiumpa, bet nepačiumpa. Sakau, kad smūgis buvo pirmai, o dabar prisivyja prie pat valties. Nepastveria. Ta, kur kybo po valtim, nebeišerzinau viskas. Dar mėčiau, keičiau šitos masalus, bet nieko, taip ir liko. Matyt, kablį gavo, tada po valtim kaip stvėrė ir viskas. Nebenorėjo daugiau. Nu ir užtenka, šiandien sakau, pagavau vis tiek 3 lydekas, kad ir nedidelės, bet bent jau netuščiai visai, tai visai gerai. Aišku, norėjęs visada ir norisi didesnių, bet yra kaip yra. Svarbu geras oras ir kibimų gauta. Tai tiek šiam atidarimui. Tikiuosi jums geriau pasisekė ir iki kitų žvejybų. Iki.